Būkite pasveikinti Šiaulių universiteto absolventai. Nepamirškite vieno labai paprasto dalyko, kad po šios dienos įgytus gerus dalykus, kompetencijas, jūs turite nešti kitiems. Diplomo prasmė yra valia ir noras nuolat siekti gyvenime aukštumų. Linkiu šitos šventės įsinešti pačius geriausius įspūdžius. Iš praeities tavo sūnus tęsi grybęs seną. Širdis virpa, kojas dreba, iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir ypatingai kai giedoja himną, tai tas jausmas, wow, kad kažkas dar pasiekta, kažkas dar padaryta ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad dar toliau siekiau ir pasiekiau tai, ko norėjau, dar vieną specialybę. Ar atsimeni tą akimirką, kai pasiėmei diplomą į rankas? Ką galvojai? Kokios mintis? Labai geros emocijos ir klausiausi, ką sakė meras, ką sakė rektorius, padėkojau ir labai džiaugiausi iš tikrųjų, kad neatidavė tiesiog diplomo, o su padėka, su geru žodžiu palydėjo. Linkiu mąstyti valstybiškai, nežemažiūriškai, susirasti savo vietą pasaulyje. Labai džiaugiuosi, kad man padėką įteikė mano buvęs dėstytojas Seimo narys Stasys Tumėnas, tai čia tiesiog toks didelė pagarba man ir aš ją gavau už valstybinės kalbos politikos įgyvendinimo, tobulinimo kryptis, kurias ištyriau savo magistro darbe, taip pat už akademinius pasiekimus ir universiteto garsinimą. Tai tikrai džiaugiuosi šituo įvertinimu ir tai yra tokia kaip ir gera motyvacija baigus dar būti taip atskirai paminėtai. Magistras apgintas, diplomas pasiimtas, tai kas toliau? Doktorantūra? Toliau, manau, bus pirmiausia darbai, tikėsimės, kad bent kažkiek iš dalies realizuosim tą, ką rašėm, tą, ką tyrinėjom ir aišku, po magistro studijų, kaip ir sakė mano dėstytoja, mano vadovė, reikia pirmiausia labai gerai pailsėti, nurimti ir pagalvoti, ką reikia veikti toliau, o pirmiausia tai yra poilsis, pasidžiaugimas šeima, draugais. Diplomas atsiimtas, kokios emocijos? Labai džiaugiuosi, tikrai labai džiaugiuosi, labai daug darbo įdėta, labai daug pastangų, daug laiko ir tikrai labai džiaugiuosi šito diplomu. Ko palinkėtum studentams, kurie dar tik ruošiasi, kurie dar tik tai rašo bakalauro darbus, magistro darbus? Linkiu tikrai siekti to savo užsibrėžtų tikslų ir nemesti, tikrai viskas yra pasiekiama ranka ir tikrai eikit šituo keliu, kurio pasirinkot. Pradėti jau dabar rašyti ir nenuleisti rankų, jeigu kažkas nepasiseks. Ir stiprybė dar. Žmogus negali būt niekingas, kodėl tvirtai tariu tai, aš laiminga. Kas teikia geriausią emociją? Draugai, dėstytojai, mokslai? Iš tikrųjų yra labai daug aplinkybių, kas gali suteikti gerų emocijų, tuo tarpu ir dėstytojai, ir kursiokai, ir draugai. Tai reikia žinoti, ko tu nori iš aplinkinių ir savęs. Visa parašyta mano širdyje, jaučiuosi tarsi danguje. Visa parašyta mano širdyje, kai ritmas užveda mane. Visa parašyta mano širdyje, prisijungti.